Sveiki. Šiandieną pakalbėkime apie akimirkos trapumą, apie tai, kas yra čia ir dabar apie mus ir kaip mes dažnai nesugebame to vertinti, suprasti, tiesiog galime šią akimirką, aš galiu panikuoti, kad yra ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad yra ne tas, ką aš norėčiau turėti, pasiekti, pamatyti. Bet šios akimirkos ryto trapumas buvo unikalus. Tai yra tekančios vakar saulė tekėjo 6 valandos ir maždaug 12 minučių. Ir ji buvo kitokia, visiškai kitokia. Šiandien saulė tekėjo panašiu laiku, bet tai, kokia ji buvo paslaptinga, debesuota, gąsdinanti, kad šiandieną nebus saulėtos dienos. Ir toje akimirkoje būnant atrodo, tai kaip čia bus, ką aš čia darysiu, kodėl čia taip atsitinka. Mes visiškai pamirštam pagrindinį dalyką. Pamirštam, kad ši akimirka yra būtent visas gyvenimas. Pamirštam, kad ši akimirka yra tai, apie ką mes galbūt kažkada svajojome, kad ši akimirka yra tai, ko mes siekiame. Ir tos akimirkos trapumas visada yra super, jeigu tu jį pagauni. Bet kas atsitinka su mumis dažną kartą, mes negaudom akimirkos. Mes reikalavim iš pasaulio, man trūksta, man negerai, aš dabar taip nenoriu, manęs nesupranta ir nesimėgaujame tuo, ką turime. Aišku, mėgaujamės tiek, kiek mokame tai daryti. Ir nuo vidinio ego, nuo to ego, kuris sako, man dabar blogai, mes iš tiesų turėtume išmokti atsiriboti. Niekada nėra blogai. Visada yra tai, apie ką tu kažkada svajojai. Ir jeigu išmoksime būti dėkingi už tai, apie ką tu svajojai ir už tai, ką tu šiandieną turi, vertinti tas akimirkas, ypač kai mes nevertiname akimirkų su artimais žmonėmis. Tie žmonės anksčiau ir vėliau išeina iš mūsų gyvenimo. Ir dabar, pavyzdžiui, noriu įrašiuką padaryti, bet stengiuosi, kad vėjas netrukdytų balsui ir kad jūsų akis mėgautųsi tuo nerealiai jūros ošimu ir vertinkim visas akimirkas. Tos tekančios šio ryto saulės nebebus. Niekada. Kaip ir pusryčių, kurie šiandieną buvo visiškai kitokie, jų niekada nebebus. Kaip ir šito dangaus su daugybė visiškai kitokių potyrių, visiškai kito vaizdo. Taip pat bus viskas gražu, bus viskas pasiekiama, bet tai, kas yra dabar, nebebus. Ir tai atrodo keista, ypač žmonės, jų kažkada gali visiškai nebūti. Šiandienos esė apie tai, kad ne apie vaizdą, kuris yra gražus, daugiau gal apie visą tai, kas mūsų supa. Šiandieną taip teko išgirsti tokią mintį. Mes valgom su telefonais, mes klausom žmogaus ir nesusikoncentruojam į jo kalbą. Mes visur esame vienu metu 3-4 lygiuose ir automatiškai mes kartu nesame patys sau, neišbūname savo gyvenimo akimirkose. Mes esame kažkur. Šios dienos esė. Būkim čia ir dabar. Būkim šioje akimirkoje. Akimirkos trapumas. Ir tai yra labai subtilu.
atkabino jus iš nuostabios Graikijos. Ir būkim palaiminti. Visi. Ir mylėkim savo akimirkas. Jos nepasikartoja. Su jumis Eligė ir Skaičių magija.